Sveiki visi sugrįžę po vasaros. Visus jūs smagu matyti bei girdėti. Dėkui, kad nepamiršot. Ir labai tikiuosi, kad jūs gerai pailsėjot, pakeliavot. Ir šiuo video aš norėjau su jumis pasisveikinti ir taip pat pasidalinti mūsų vasaros kelionių įspūdžiais. O įspūdžių, patikėkit, buvo su kaupu ir su fokusais įvairiausiais. Tai daug nekalbėsiu, grįžtame į vasarą ir žiūrime, kaip mums pavyko pakeliauti po Arktį. Beje, kol nepamiršau, noriu dar paprašyti po video paspausti like, pakomentuoti, kas gerai, kas neblogai, ką norėtumėte matyti kitaip. Man tai yra labai svarbu, padeda tobulėti. Ir viskas atrodo. Tik tiek. Ačiū Jums. Žiūrim. Šiandieną reikia viską susikrauti į mašiną, visą mantą, kuri važiuos į laivą. Neįsivaizduoju, kaip tai padaryti, nes mantos ganėtinai nemažai. Reikės ir ieškoti kažkokių priemonių, galvoti kažkokias gudrybės, kaip viską sutalpinti. O mantos, tuoj parodysiu kiek. Tiek daiktų. Starlinkas, išgyvenimo kostiumai, bakai, būrė, vėl bakai, filtrai įvairiausi. Esmė yra tokia, kad tie bakai žiauriai daug užima tūrio ir nežinau, kaip čia dabar reikės daryti. Dabar tai nusprendžiau užkišti kiekvieną mašiną esančią vietą. Tai čia dabar suvyniosiu po kojom 100 metrų inkaro virvės ir tai po biškutį bandysim viską sutalpinti. Na ir aišku laivas. Ir viskas turės kažkaip tai suvažiuoti į šitą bagažinę. Pernai visai neblogai susikrovau, bet šiemet tai daug daugiau mantos ir reikės lenkti sėdynės ir kažkaip tai viską pabandyti gražiai sutalpinti, kad viskas svarbiausia tilptų. Inkaro virvė ir tepalo filtrukai jau sudėti. Baravykai. Visai gal čia viskas neblogai susidėjo. Aišku, dar maisto nėra, dar būrių nėra ir taip toliau, bet variklis, vandens bakai, kuro bakai, valtis, truputį konservų įdėjau, gelbimo liemenės, būrė. Na, vietos dar yra. 2/3, jeigu iki viršaus. Klausė kažkas, kokius čia rūbus imsiu, tai rūbeliai va kokie. Labai nieko mandro, tokie daugiau šiltesni, tai flisiukai, maikė, čia tai štorminė striukė tokia ir va čia toksai nuo vėjo. Labai neblogas rūbelis. Koinytės, vienos šiltesnės, kitos mažiau šiltos, termo, rūbai kelnės ir 2 kepurės ir megztiniai, tokie vilnoniai šilti. Važiuoja Mavic Pro, čia važiuoja powerbankai tokie, turiu pasikrovęs visada tam tikros trupučiuką literatūros turiu. Fotikas, GoPro, abi 2 kameros. Toliau hardai, kuriuos rinksiu ir kelsiu filmuotą medžiagą. Čia DJ Mavicas, SIM kortelės, pultas, akiniai, peiliukas, dar peiliukas. Šitą izoliaciją yra būtina turėti, čia būrę gali net suklijuoti. Tai vat, tiek trumpai. Išsitraukiau Starlinką, iš karto pajungiau viską, patikrinau ar veikia. Veikia puikiai. Internetas labai aukštam lygiai. Labai tikiuosi, kad pavyks padaryti jums storių iš jūros. Kad ir nutolus nuo kranto, pasirenki kitą tokį režimą ir gali transliuoti. Tai va, viskas. Statau mašiną į vietą ir reikės į dabar į vidų. Pažiūrėti maistą, reikia šaldytuvus ištuštinti, viską, kad negestų maistas, jau atidavau vietiniams šunims. Nuskilo šašlykai įvairiausi, šonkauliukai likę nuo savaitgalio. Tai ir jam pasisekė. Tarp kai kurių būriuotų mes jau turim tokią tradiciją vienas kitam nusiųsti savo namų gamybos kažkokių tai produktų.
Praeitą kartą su Vytautu Juškevičiu sūriais Vytinto mėsom apsikeitėm ir šį kartą gavau, aišku, jau gavau čia pavasarį, gavau iš Dainiaus, iš Mingės Yacht klubo tokį luknešėlį. Tempiau, sakau, reikia atidaryti ir pasižiūrėti, ką iš čia atsiuntė skanaus. Čia vadinasi midus. Naminis midus. Parašė laiškelį dar. Maža dovanėlė nuostabaus pavasario proga. Nuo Dainiaus iš Mingės Yacht klubo. Ačiū Dainiau už lauktuvės. Paragausim kažkur tai prie Svalbardo krantų. Pakrauta va štai taip vat. Dar vietos kaip ir likę, dar įsities būrės. Tai dabar važiuosime toj pirkti maistelio. Važiuosim toj pas docentą į svečius. Na ir ką, ir bus praktiškai pasiruošta. Belieka tik tai ryte atsikelt anksti ir judėti link Talino. Šaltos vasaros pas mus. Oi, Lietuva, šaltos vasaros. Nežinau, ar matot, kiek ten. Matėt, kokios šaltos vasaros Lietuvoje? Gražu. Važiuojam. O, svarbiausia. Jo. Čia turim sąrašiuką tokį, kuriuo vadovaudamiesi darysim apsipirkimą. Taip, mums džiugo reikia 2,5 kg vienam žmogui. Imam 2. Džiugas. O, batonai šiknom augint. Gerai, labai puiku. Turėtų užtekti mums 2 mėnesiam. Aišku, čia geras balius ir apmažėja visko iš karto. Tai va, viską dabar bandysim sukrauti čia. Sukišim į skylės, į tarpus kažkur tai ir viskas, manau, kad turėtų tilpti. Prieš kelionę atvažiavom dar pas Dariuką. Sakė, kažko tai čia skanaus turi. Nu, docente, kas čia yra, papasakokit. Nu, lašišėlę biškį pasūdėm. Ir dabar pakepsim ant grotelių trumpai, kad būtų skanu. Be to mes turim įdėti biškį Gastenčiaus kęstutėliui, žiobrių. Čia tie, kur pavasarį? Duoti, Keletą. 3 duosiu. Laikysis? Dabar dar tegu pabūna, paskiau šaltai. Gerai. Jie laikysis tiek, kiek reikia, ne problema čia yra. Okay. Galėsite laivelėje savo prisimindami mane kartais pačečkavot. Linkime geros kelionės. Moraliai aš jūs palaikysiu visada, internetiškai taipogi, fiziškai nežinau, tikriausiai vargu, nes yra problemų su gyvenimo laiku. Nieko, fiziškai aš pasilaikysiu, ačiū Dariukai. O jeigu ne, užsuksiu į polikliniką. Čia vienu būdu. Gerai atrodo. Kažkas tai uždarysiu iš šitą. Okay. Jeigu biškį būna. Gerai. Labai skaniai atrodo lašišytė. Nu šitos imsim, aš šitos dar ten pakepsim. Gerai. Nu, atrodo skaniai. Tuoj sugersim. Suvalgysim. Mokslų daktaras, docentas Trumbeckas mums šiandien prieš išvykstant, padarė tokią vakarienę. Nu, mes jam esam labai dėkingi. Dariukas jau pakepė čia lašišytės įvairiausios. Ant griliuko. Silpnai sūdyti agurkėliai, pomidoriukai, lašišytė. Gintarės agurkėliai. Moterys už stalo, vynas. Nu, kažkas gali būti geriau. Jūra tik tai. Moterį parduotuvę, kad nupirktų duonos. Tai prašau. Kaip jums kepaliukas normaliai? 10 kg. 10 kg. Net keliu. Nu. Ką darysi? Tai reikia duonos, vis tiek. Ją reikės supjaustyti, suvakuumuoti ir sutepti su samagonu, kad jinai nepelytų ir ilgiau laikytųsi, kad 2-3 mėnesius. Anksčiau tai į maistinę plėvelį vyniodavom ir mums duona išlaikydavo 2 mėnesius. Nieko nesupelydavo nieko. Dėl to turi būti pluta.
čia paraškė? Čia yra ta pati duona, tik tai skystam pavidale. Suviniojam duonelę į tokią plėvelę ir tikimės, kad bus viskas ok. Duonelę jau į plėvelę ir bandymui suvakuvavom su etilo alkoholiu, o šitą vakumuosim be etilo alkoholio, o čia jau vakumuojam mėsytę. O taip va. Ir čia dar štai tiek likę. Tiek mantos dar papildomos. Čia tai žinokit, parodysim kas, bet vėliau. Duonytė susipakavo, nežinau kaip čia sudėti viską, pavyzdžiui, vaizdas yra toks, vat štai. Jeigu taip žiūrint iš šitos pusės, tai net langus pravėriau. Tai, na, šiek tiek vietos yra, bet nežinau kaip čia viską sudėti. Problema. Išjudėjom. Nusimato dabar mums važiavimas 2500 kilometrų iki pačio Tromso. Mašina, kaip matot, užkrauta. Va taip va. Pakrauta. Važiuojam dar trupučiuką, užvalgysim pusryčių. Ir ką, keliausim. Šiandien sustoti žadame Taline. Vadinasi, iki Talino 7,5 valandos. Tai su sustojimais lengvais, pavalgymais, kavos atsigėrimais. Manau, užtruksim kokias 8-9 valandas. Ir vakare būsim Taline. Į Rygą, į degtukų fabriką. Oi, tiek, koks skirtumas. Išvažiuojam. Gaziuko. Judam po biškutį link Talino, iš tikrųjų iki Talino liko jau 115 km. Tai dabar toksai 3 dienų planelis, kadangi jau pabodo tas maikės plėšyt, sakėm važiuosim ant lengvo gaziuko, ramiai savo, dieną važiuojam, naktį miegam, niekur iš tikrųjų neskubam. Tai šiandien tikslas yra pasiekti Taliną, tada rytoj bus sekmadienis. Iš Talino persikelti į Helsinkį, iš Helsinkio nuvažiuoti apie 600 km link Rovaniemi. Nors kažkaip tai galvojom miegoti Rovaniemi, bet Rovaniemi nemiegosim, nes reikės nusukti, nežinau, 100 ar net kelis į šoną, tai bus nelabai pakeliui. Ir tai va, dar nenusprendėm, kur paskui. Iš Suomijos važiuosime jau tada tiesiai į Tromsą ir turėtume pirmadienį vakare būti Tromso. Ir kadangi nuo Tromso laivas stovi įlankoje, kur yra nutolusi apie 100 km, tai jeigu keltai veiks, tai bus viskas ok, tai pirmadienį naktį būsim prie laivelio, jeigu ne, tai antradienį. Tai va, tai toksai planelis, kaip sakant, su mašina irgi fainai yra keliauti po Skandinaviją, tai kaip minėjau, niekur neskubam, labai daug su kemperiais važiuoja, viską tai tikrai oras geras, nuotaikytės irgi geros, nu va taip ir mėgaujame savo. Kęstuti. Taip. O kodėl barzdą nusiskutai? Ai, barzda? Nu, tokia tradicija. Jeigu važiuojam į kelionę, į tokį žygį, tai visada nusiskutu. Bet už tai dabar tiek, kiek keliausim, tiek nesiskusiu. Nusiskusiu grįžęs namo tik tai. Į patį Taliną atvykom per 10 valandų. Praktiškai lengva eiga, galima atvažiuoti ir per 9. Taip kad pasilikom daiktus viešbutį, vėjas prie jūros neblogas, išbandinėjom iš karto termoveivo flisiuką, iš karto šiltą su pūkinė liemenė ir einam į senamiestį dabar pasižiūrėti. Užsisakėm kambarį iš karto prie terminalo, iš kurio rytoj išvyksim. Tai va, viskas vietoj ir patogiai. Kaip menė. Gerulė. Gerulė menė. Geras bariukas. Einam pavalgyti ką nors. Gerai atrodo. Vakarieniai šonkauliukai. Kokią žyvilę salotas valgo, matau? Su ožkų sūriu. Su ožkų sūriu. Ir sėdim va tokiai omeniai. Prie pat keltų terminalo. Tai va, biškučiuką užkasim ir eisim į miestą pasivaikščioti.
Estijos senamiestį. Labas rytas. Na ką, išmiegom neblogai. Beveik 8 valandas, einam pusryčiaut ir važiuosime į keltą, kelsimės iš Talino į Helsinkį, kelionės trukmė 2 valandas 40 minučių. Atėjom iki mašiną atsiveš daiktų, nerodžiau gal bagažinės dar, jau kaip sakant, final. Tai va, vaizdas toksai. Ir dar, ką mes čia turim? O mes čia turim pasidarę, prašau, raugintų agurkų 10 litrų bidoniuką užsiraugiam, bus mažai sūdyti agurkėliai ir biški tik tai jie čia išbėgo. Tai dabar nuėjo atnešti tokio papiriuko, kad čia labai gražiai viskas sugertų ir viskas. Nu, svarbu ne dizelis įsiliejo, viskas gerai. Tai va, oras fantastiškas. Turėtų būti labai fainas plaukimas. Ką tik persikėlėm į Helsinkį ir Suomijoje radarai 0 tolerancijos. Vadinasi, jeigu važiuojam 40, tai važiuojam visi 40. Ir ne kilometrų daugiau. Visi iš lėto ramiai. Tai va, tai kas keliausite po Suomiją, jeigu nesat susidūrę, tai turėkit omeny, kad kiek parašyta, viršyti daugiau nevalia. Važiuojam dabar šiandieną iki Kemi. Kol kas rodo 700 km. Na, savo lengvo gazo. Vis sustojam, agurkus prasukam, gazą nuleidžiam ir važiuojam toliau. Autostradoje viso 6 juostos. Greitis 80. Ką išmiegom Kemi? Kokias 8 valandas, visai neblogai, vakarą biškį truputėlį pavargom tikrai važiuot. Tai kadangi Suomija garsėja savo pirtim, tai aš jums parodysiu, kokią mes pirtelę. Paprastas labai hosteliukas, sauna, paprastas hosteliukas labai, tokia vonė ir va tokia pirtelė, paprasčiausiam namukį. Tokia visai nedička, jauki ir labai fainas atrodo pečius. Pečius štai toks, vat. Čia sudėti yra akmenys, aš taip suprantu, ir ant jų galima pilti vandenį ir toks elektrinis pečius. Labai greitai kaista ir galima šildytis. O Živilė, kaip chameleonas, iš karto derinasi prie durų. Dėjom iš Kemi iki Tromso 640 km. Žadam būt kažkur tai 5-6 vakare, sustosim kažkur tai pusryčių, oriukas trupučiuką, kaip matėt, apsiniaukia. Žmonių nedaug, eismas minimalus, esame pačiame Botnijos įlankos gale, pačioje Botnijos įlankos šiaurėje. Tai va, laukia tokia 8 valandų kelionė savo, komfortiškai Rovaniemi Tornijo. Ir vakarė jau pasimatysim Tromse. Kaip ir kiekvieną rytą laukia tas pats ritualas. Šiandien šiek tiek vėsiau, tai viskas tvarkoja. Liuks. Reikia nuleist, išleist garą reikia, išleidinėjau. Ubliutkus tvarkau, palaikyk biškučiuką kamerytę. Ne, viskas tvarkoja. Viskas techniškai. Oba. Ubliutkai sutvarkyti. Gal biškučiuką čia biški parasojo, bet nieko baisaus. Viskas, važiuojam.
Pasiėmėm pusrytėlių. Nėra degalinių, praktiškai šilto maisto nelabai yra, tai teko pasimti va tokį bandelę, po bandelę, čia kažkokį tai. Man tai šitą kietą duoną labai patinka. Gerai. Be duona. Ir kavytės pasiėmėm. Tai vat, trupučiuką perkandam ir važiuojam į Tromsą. Šiaurėje degalinių labai minimaliai. Praktiškai kuro tai užsipilt viskas ok, bet kažkokio šiltesnio maisto, nežinau, ten tie hotdogai, hamburgeriai, tai jau truputėlį sudėtingiau yra. Tai va, nors mes dar turim gal lašinių kažkokį čiučiut. Turim. Bet čia ne tik tai degalinių, čia žmonių nėra. Jo, žmonių labai mažai. Italai geria kavą geria senamiesčiuose rytais, o jie geria susirinkę degaliniai. Irgi gerai. Ką, kertam poliarinį ratą. Sostinė visiškai nepanašu, bet sinoptikai sako, jog po pietų sostinė taip pat prognozuojama vasariška audra. Labai trumpai išlipom prasivaikščiot, nes jau pravažiavom 2,5 valandos ar net 3. Atvažiavom prie Tornijo upės, jeigu neklystu. Palei ją važiuojam visą kelią. Kokios valtys įdomios. O ten vat priekyje, jeigu matot, stovi Šiaurės elnias. Stovi ir beveik nejuda. Labai minimaliai. O čia va tokia kavinukė, kurioje galima išgerti kavytės, užkasti ir tęsti savo kelionę. Oi, kaip fainai. Nu, ta šiaurė kažkas tai tokio. Jau kuo tolyn nuo civilizacijos, tuo fainiau. Kemping. Ten toliau važiuoji, turbūt yra namukai, kuriuose gali apsistoti ir žvejoti. Va, kokios transporto priemonės. Čia gal paplukdo po tą upę? Ar čia kaip žvejoja? Jie žvejoja lašišas, sėda į tą valtį, irkluoja, vienu žodžiu velkiauja. Ir tokiu būdu žvejoja. Sakau, spiningaujat? Ne, sako, mes velkiaujam. Kartą savaitėje, vieną dieną, 24 valandas žvyba būna uždrausta. Dažniausiai pagauna lašišas, paklausia, ar pagavo, tai sako, ten nepagavau, bet kažkas tai kitas pagavo, vienu žodžiu. Kad čia labai dažnai ir daug tų lašišų pagauna, tai irgi abejočiau, bet sakė, dabar pats salė geriausias sezonas skaitosi. Tai va, tiek trumpai. Kiek hebrytės? Gerai atrodo. O, su mažuliukais. Nu, labą dieną, vyrukai. Kur einat? Fainai. Akiai malonus vaizdelis. Neįtikėtina. Važiuojam tarp kalnų ir artėjam link Norvegijos. Dar aišku labai aukštai nepakilom, bet po biškį judam. Per 3 dienas atvykom iki Tromso. Palengva savo į dieną įmuždami po 300 km, po 700 km. Atvažiavom į Tromsą, pernai metais atplaukėm, šiemet atvažiavom su mašina. Na ką, einam pavalgyti kažko šilto. Visiems labas rytas. Atkeliavom į viešbutį papusryčiauti. Faini tie pusryčiai viešbučiuose būna. Retai pusryčiaujam, tai bet parodysiu, kokių čia yra skanių dalykų. Gal kažkas iš pusryčių žiūrėsit ir užsimanysit, pasikelsit apetitą. Apetitinė atrodo norvegiškas staliukas. 20 eurų žmogui. Kiaušai tai atrodo super. Aha, labai viskas skaniai ir gardžiai atrodo.
pavalgom ir važiuojam į Įlanką. Išgeriam kavytės. Ir varom. Oras laukia fantastiškas. Papusryčiavom viską. Vakar mes atvažiavom taip vėlokai ir jau nebespėjom į keltą, kuris mus nukels dabar į salą, kurioje yra Įlanka. Tai važiuojam šiandieną iš ryto jau į laivą. Norint patekti į kitą Tromso pusę, važiuojame po žeme. Tai yra po kalno vidumi. Padaryti tokie tuneliai. Atvarėm į keltą ir plauksim štai ten. Vieną pusę. Mašinų nėra labai daug. Kiek? 7 minutės. O laivelis va ten va stovi. O, kiek hebrytės. Jau matau. O, tu pažiūrėk. Tai sustabdyk. Tai gerai, mes jam leidžiam. Bet laivą matai? Taip. Ir aš. Per 4 paras atvažiavom. Apsisuko vėl metų sezono ratas. Einam pasižiūrėsim, kaip laikosi laivelis.